Sveiki, nusprendžiau sukurti užknisantį video, kai aš užsiknisu. Šitas video parodys, kaip galima užsiknisti su elektronika ir kad jūs tikrai turėtumėt niekad nelįst prie elektronikos ir susirast kokį kitą hobį, kuris nebūtų toksai pavojingas jūsų nervams. Taigi einam prie esmės. O esmė yra... įjungta, Reikia per daug neliest visko, kas įjungta, po to ypač kai 2.30 paliečiau kelis kart, nebuvo labai optimalu, tai reikia visada pažiūrėti, ar išjungta. O dabar čia yra 3-speaker stiprintuvas, jau laimingai triukšmų atžvilgių veikianti plokštė, triukšmų nebeliko, konverteris iškeltas iš plokštės. Ir stiprintuvai veikia fantastiškai, liko tik viena problema – siaubingas šaudimas ir bumsėjimas įjungiant ir išjungiant. Įjungus bum, visi langai išbyra, išjungus bum, išbyra dar kas likę, visi kampuose dar likę stikliukai, viskas išbyra, kas kart reik langus keist. Tai iš esmės, ką aš čia įkorporavau, ar kaip ten krūtai sakosi, tai turėjo būti užmutinimo schema ir aišku, plokštelės šitos nepalaiko to mutinimo. Mikroschema palaiko, plokštė nėra išvada, dėl turėjau tiesiogiai prie kojelių šitos žalius laidelius prilituot, kas biški ekstremalu, bet tai, toks chirurginis momentas, bet kas veikia, tas veikia. Visa problema yra, kad šita schema, didžioji dalis jos kitoj pusėje, SMD visas šlamštas čia yra referencas. Kas nežino, kas yra referencas, tai lietuviškai kaip čia atraminė įtampa sudaryta iš rezistoriaus ir šunto reguliatoriaus. 2,5 volto laikosi šitam takelyje. Ir tai padeda veikti šitai schemai. Nesmė čia. Jei kam labai jau įdomios šitos schemos bus, tai aš galiu jas parodyti, bet jos dar neveikia, tai nežinau, neveikia kaip turėtų. Išjungiam. Bum. Įjungiam. Tai reiškia, įjungimo vietą išsprendėm, bet lieka išjungime bumtelėjimas. Ir dabar šiuo metu sprendžiu šitą problemą ir bandau visokias nesąmonės. Pirma, kas tai padidinau kondensatorių, tai dabar jungimas labai ilgai užtrunka, bet nesmė galima bus suderinti. Jungimas žodžiu veikia puikiai, tik tiek, kad kondensatorius per didelis, kiek per ilgai. Užtrunka gal 3 sekundės ar kiek, bet jį galima sumažinti ir pagreitinti. Bet problema, kad tas baisus šūvis išjungiant liko, įjungiant viskas veikia super. Tačiau išjungimas, kas kelia problemą. Dabar parodysiu pačią schemą. Aš sakiau, kad nerodysiu, bet vis dėlto parodysiu ir pasakysiu, ką aš bandau pasiekti ir kas įtartina. Įsivarginsiu su ekrano filmavimo programom. Bus greičiau ir greičiau pamatysit video. Tai čia yra schema visa, sudaryta iš vieno operacinio stiprintuvo, antro operacinio stiprintuvo, kuris nereikalingas, bet kadangi dvigubas operacinis pigesnis už viengubą, bent jau aš neradau už 1 litą viengubo, single supply, kad normaliai veiktų, kad išėjimas į nulį eitų. Tai todėl naudoju šitą, o antrąjo pusę sukonfiguravau, kad tiesiog kartuotų pirmą pusę. Tik tiek, paspaudžiam simuliaciją ir ką mes turim, čia yra kojelės užmutinimo mikroschemų, turi nutilt. Kažko nesureagavo, čia viskas. Žodžiu, viskas veikia taip, kad pliusas mikroschemos visada, pliusinis įėjimas visada sėdi ant 2,5 voltų. O operacinis veikia to principu, čia trumpai, čia jokių būdų ne pamoka kokia, kad kai pliusas aukščiau už minusą, šioje aplikacijoje, tai išėjimas pakyla, nuo minuso į aukštyn pakyla kiek tik gali, vos tik pliusas tampa aukščiau už minusą.
minusas sėdi ant pusės maitinimo. Tai kai maitinimas, pavyzdžiui, 4,9 volto, kaip čia aš nustatęs, tai tokiu atveju minusas mūsų sėdi be abejo ant pusės to, ant 2,4, kažkur 5, iš čia kyla dėl kondensatoriaus. Ir dėl to išėjime pas mus yra maksimali įtampa, kokia tik gali būti, ir dėl to mūsų užmūtinimo kojelės nutrauktos į žemę ir pas jas beveik nėra jokios įtampos. Dėl to dabar stiprintuvas turi tylėti, kas ir puikiai suveikia įjungiant. Įtampa užkyla iki, padarom tarkim 5,2 ir, taip, kitą kartą reiks patį ekraną nufilmuoti, atsiprašau, bet čia, kaip sakant, ant greičio. Ir turim 5 voltus visur, čia gausis jau virš 2,5, kas gausis minusas aukščiau už pliusą, kuris visada 2,5. Ir tokiu atveju pats visas išėjimas, iš esmės čia ir čia tas pats, nes antras tai tik kartoja pirmą. Ir tada tranzistorius mūsų prijungia prie žemės viską ir kodėl jisai vis dar prijungęs prie žemės? Čia gal labai didelis kondensatorius. Tai nesuspėjo suveikti viskas. Vos tik įtampa pasiekia reikiamą ribą, kuri yra virš 5 voltų, tada suveikia šito kondensatoriaus funkcija. Jis po biškį užsikrauna ir kai galiausiai minusas tampa aukščiau už pliusą, čia matome, kad operacinio išėjimas nukrenta žemyn, čia pasidaro lygiai tas pats, nukrenta žemyn, kas reiškia tranzistorius atsijungia ir mūsų užmūtinimo kojelėse įtampa pakyla. Ir tada stiprintuvas įsijungia. Viskas gražu šitoj vietoj. Ir kaip ir demonstravau, visi bum-pam lieka ten dar šitoj zonoj ir įsijungia gražiai. Kad imituoti išjungimą, aš tiesiog padariau, kad maitinimas mūsų staiga nukristų nuo 5,2 iki 4,2, per 1 voltą. Tai šitoj zonai turi viskas užsimūtinti dar prieš pasidarant visiems šaudimam. Ir štai ką mes matom. Atrodo kaip ir užsimūtina, matom žalią liniją, nutraukiami tie pinai į žemę ir atrodo, kad viskas tvarkoj. Tai kas ir keista, atrodo tiesiog akimirksniu užmūtinama. Tas man nesuprantama, kodėl realybėj tai nevyksta. Bum, gan staigiai. Aišku, čia kažkiek yra laiptelio uždelsimo, betgi čia blemba 2,5, 0,5 sekundės, tai 0,25 sekundės, bendrai gal tai ir 0,025, Jėzau, bet gal tai ir yra užtektinai. Ir kas sukuria tą laiptelį, įdomu. Mes galim pabandyti išimti šitą kondensatorių, atjungsim jį. Ir ar laiptelis yra? Yra. Šitas kondensatorius kaip ir padeda sujungimu, tai nesinori atsisakyti. Toliau, ką mes tikrinam, kokie procesai vyksta čia. Minusas palengva krenta. Palengva, nes čia kondensatorius. Ir jis palengva nukrenta žemiau pliuso. Tas sukuria mums tą durną uždelsimą, kuris ko gero ir kaltas dėl problemos, kad tiesiog nespėja užmūtinti laiku ir visas pokšt spėja praslyst. Žodžiu, ką dabar bandau padaryti, tai tikrai čia užsitęsia viskas, tai reikėjo kaip ir ekraną filmuoti, bet aš juk dar ir mikrofoną neturiu. Žodžiu, ateity bus viskas kaip reikiant. Nepykit už tokį filmavimo būdą. Bent jau dabar pasidėjau normaliai telefoną.
kad nesikratytų, tai bus gal įmanoma žiūrėti. Dabar ką galvoju pabandyti, taip pat operacinį maitinti nuo aukštesnės įtampos, negu kad, kaip sakant, ne nuo 5 voltų, o nuo pačio tiesiogiai akumo, nuo 12 voltų. Aš galvoju, kad tai leis ilgiau patiem operaciniam neišprotėti, nes kai jau įtampa labai mažai jau pradeda atsijungti, bet kol kas skirtumas, nežinau, nelabai matosi, nes laiptą vis tiek turim va šičia išjungiant. Kaip ir sakiau, primenu mūsų tikslas, kad kai maitinimas pakyla, įsijungia viskas, tai mums reikia uždelstai padaryti va šitą reikalą. Kaip sakant, atmūtint stiprintuvą, kas ir uždelstai ir vyksta, pakyla įtampa ant tų pinų. O išsijungus mes turim laiku suspėti užmūtint, kas turi čia įvykti ir turi užsimūtint vos tik įtampa mažiau 5 voltų, bet kažkodėl nesuspėja. Kaip matom, jisai seka įtampą, ir galiausiai pagal kažkoks laiptas, kažkokia nesąmonė pasidaro. Ir spėja tiesiog tas bumt praeiti tikriausiai, nes kiekis ten trunka labai staigiai ir viso, ir tokia nesąmonė susidaro. Ir gaunasi galiausiai mums, kad neveikia taip, kaip reikėtų. Bet toks įspūdis, kad visada, nors ir įtampa krenta abiejose pusėse, 12 voltų jau nebėra, dėl to čia 7 parinkau šiaip ant prikolo, bet vis tiek įtampa prieš, akumuliatoriaus pusė vis tiek bus aukštesnė negu po konverterio, tai tas 1 ar 2 voltais, čia dėl jo paties veikimo principų, nes jis negali veikti su nuliniu skirtumu, tai jo išėjime mažės pirmiau negu įėjime 5 voltai, išėjime turės 4 jau darytis ir panašiai įtampai krentant. Todėl kaip ir turėtume išlošti įtampos, bet nežinau, čia nesunkiai galima išbandyti šitą, bet net nežinau, ar tai padės iš esmės. Mes, pavyzdžiui, gerai dar kartą pažiūrim, turim įtampą, labai greitai kaip ir nukrenta į nulį. Mūsų visi šitie dalykai, bet laiptas yra. Idealiu atveju tai šnaiva taip būtų tiesiai nuo čia. O čia tai, Ir dar vienas dalykas, vos tik įtampa pasiekia 5 voltus, tai jau turėtų varyti žemyn. O kada jis varo žemyn? Jis varo žemyn prie 2,5 ar kažko tokio, tik tai nuvaro žemyn. Toks dalykas. Gerai, šitas kondensatorius žinoma įsitraukęs į šitą veiklą, bet jį išėmus neturim įjungimo uždelsimo iš esmės. Ir tada kaip ir kiek bandžiau praslysta įjungimo pokštelėjimai. Bet tokiu atveju išėjimas, grinai nukrenta viskas. Grin kažkur dar priartinkim. Nukrenta staigiai žemyn tada, kada reikia. Bet ir vis tiek buvo pokšt. Žodžiu, pabandysiu dabar išjungimą kondensatorių, atjungsiu šitą ir pajungsiu prie aukštesnio maitinimo operacinius, tiesiogiai prie akumuliatoriaus pusės ir žiūrėsim, kas gausis. Na štai, nudrožiau tą kelią einantį į maitinimą ir dabar tai reikia čia paduoti 12 voltų ir tada operacinis maitinsis nuo 12, kaip sakant, jau nebe nuo čia, o nuo čia, nuo pradžios pačios, kaip kad maitinasi ir šitas visas filtras pradžioj. Dabar galim pažiūrėti, kas darosi iš vis be jokių schemų, koks įjungimas gražus kabutėse. Štai, garsiakalbis tiesiog suvaikšto, tiesiog baisiai. Aišku, ant šito netaip matosi, bet ant tų rusiškų popierinių taip baisu tiesiog tas vaikščiojimas.
Nu kągi, reikia nuvest kokį laidelį į 12 V ir pažiūrėti, ar kas pasikeis. Taip, nuvedžiau 12 V pabandymų ir pažiūrėjom, kas bus įjungiant. Aišku, nieko gero, nes kondensatorius ištrauktas, bet jo lygiai tas pats, pažiūrėjom išjungimą. Nieko nepadėjo dėja. Reikia pažiūrėti, kas su jungimu darosi, tai grąžinsiu trumpam kondensatorių. Taip, greitai prikabinau kondensatorių, žiūrim, kas bus įjungiant. Ir jungiu. Čik. Beveik jokio garso, įsijungia puikiai. Iš esmės tas pats kaip ir pradžioj buvo. Bet išjungiant vis dar turim tą nesąmonę. Net nežinau, įtariu, kad žiauriai susiknisau su šito mutinimo reikalu. Nu, bet dabar pradžiai laidelį tiesiog prijungiau prie minuso, pažiūrėt, ar, jeigu mutinimas gerai veikia viskas, tai turi visai neįsijungt dabar. Neįsijungia. Reiškia, užsimutino iš karto, nebuvo jokio garso, nieko. Mes galim dabar išjungti. Ir išjungiant nieko nebuvo. Reiškia, pats mutinimas atlieka funkciją. Dabar atlitavau laidelį ir įjungiam. Bus aišku pokšt. Nu va, kaip gražiai. Trakš pokšt. Ir va, galim veikiantį užmutinti. Va, ir užsimutina. Taip, kaip čia pasakius, jeigu paimsiu šitą gniptą, tai prisijungiau, kad patogiau būtų ir dabar įjungta ir suimituosim tinkamai veikiančią schemą užmutinimui. Prijungiam, čia schema pajautė, kad įtampa per maža užsimutino, nebeveikia ir tada jau įtampa galutinai nukrenta ir va, be jokio garso išsijungia. Va tą ir noriu pasiekti, bet panašu, kad šį kartą labai žiauriai kai ką susiknisau. Gerai, kad iš vis šitą video kuriu, nes čia didžiausias susiknisimas, kokį turbūt esu padaręs. Visas prikolas, ką aš iš vis durnai nepagalvojęs padariau su šita schema, tai užmutinta, nustatom, tarkim, 6 V, kad būtų užmutinta. Užmutinant, čia va turi tekėti srovė. Pagaunat, kas sakau, turi tekėti srovė. O jeigu aš išjungiau sistemą ir nėra kam iš esmės maitinti šitų operacinių, kaip jie duos srovę į tranzistorių, kad užmutint. Nu, žodžiu, dabar visi matysit, kaip aš susiknisau. Nu, kaip sakoma, rytas iš vakaro protingesnis. Tai pažiūrėsim, kas pasikeitė ryte. Visiškai kitas dalykas, be operacinio stiprintuvo, be jokių prikolų, kuriuos iš pradžių norėjau tam pritaikyti, nes dėl akivaizdžių priežasčių negalėjo tai veikti. Dabar tik pasyvios dalis. 2 zenerio diodai, keli rezistoriai, šotki diodas ir kondensatorius. Ir viskas veikia, o tai pažiūrėsim. Tai pradėsiu nuo nominalios įtampos testo, 12 V. Va, ir įsijungia be jokio pokšto. Bandom išjungti. Ir viskas. Ir štai tokia galutinė schema gavosi. Tai reikėjo tik va tiek detalių. Va, ir viskas suveikia taip, kaip turi, paprasčiausiai. Ir va, nėra jokio triukšmo jungiant. Na štai pati galutiniausia schema. Truputį pakoregavau nominalus ir viskas jau sulituota ant plokštės, kiek galima gražiau. Tai kaip atrodo dabar pati plokštė. Čia biški karštuklį uždėjau, kad nenusirautų laideliai. Čia visai pakenčiamai atrodo. Stengiausi panaudoti esamas skylutes nuo operacinio. Kondensatorius sugebėjau kišti, kur irgi turėjo būti kondensatorius. Ir tada kitoj pusėje viską
suklijavau kiek galima gražiau. Tai pasijungiau viską. Dabar pabandysim įjungti. Truputį pokšt buvo. Jis buvo visada, bet dėl nesveiko jautrumo sistemos jis garsesnis žymiai, bet visiškai toks jau netrukdo. Aš net, šiaip bijau šitą kolonėlį iš vis jungt be tos schemos, nes taip šauna, kad, būčiau pademonstravęs ant kiek čia geriau, bet geriau patikėkit mano žodžiu, toks pokšt jau visiškai nieko baisaus. O buvo tai kaip duodavo, tai blemba. Net 2 metrą sukaldavo iki pat viršaus jungiant. O dabar tiesiog labai laisvai pakenčiama viskas ir aš patenkintas to kaip yra. Išjungiam. Išjungiant visai nieko nėra. Aš tai taip tenka kartais pakovoti su elektronika, bet ką jau padarysi. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot šitą ištestą video. Jei patiko, prenumeruokit ir bus dar. Iki. Įdomu, ar kokainas jau baigėsi.